praktiškai kaip napažą arba lokaliai raukšlėse badymą tankiau. Kraujo pasirodys, netiek jau bus ir labai malonu, nes tai yra viena adata. Kada yra daug dūrių ir platesniai apimti, nėra labai, kaip pasakyti, 12 adatų plačios, platus štampas, sako, ar nėra didesnių, uždėjai ir viskas. Tai, bet čia jau yra 12-36 adatų ir tai jau yra, kaip pasakyti, ne taip koncentruoti dūriai, ne į vieną taško jau vat, į 12 ir plačiau. Už tai ne taip jautru ir praktiškai visai neskauda. Tai su viena adata darbas yra visai kitoks. Reikia atsiminti, kad tai yra įdūrimas, kaip pasakyti, ir gilesnis. Reguliuosim ant vienetuko praktiškai. Tai yra viena adatėlė. Galima daryti ir vertikaliai, bet čia reikėtų daryti vis dėlto kampu. Neišbėgs skystis. Jeigu skysta labai taip, kaip aš bandžiau parodyti, kažkada kažkas užbėgo ir įpyliau silicio, tik tai neįmanoma daryti, todėl kad viskas lašiuką dėdi ir bala. Kaip pasakyti, nesusiformuoja taškeliai. Tačiau mums ir nereikės silicio tik tai naudoti vieną adatą. Pas mus bus vis tiek mišiniai su hialuronu. Jeigu lokaliai raukšlėm, nes tokia procedūra įmanoma po savaitės, jūs tik tai raukšlės padarysit ir visą kitą aparatų įvedinėsit arba darysit retesniais dūriais, tokiais tarkim. Ir taip. Su viena adata yra variantai arba pačias raukšlės, arba visą plotą jau rečiau. Tai kaip pačioj raukšliai, tai geriau yra dažniau. Tai paprastai tokiom zonom ir raukšlėm mums reikia peptidų su hialurono rūgštim, hialuroną su siliciu pamaišius. Tai visos medžiagos vis tiek bus klampios ir jos nebėgs pro skylutę nieko. Tai šiaip labai viskas, kaip pasakyti, patogu dirbti, viskas yra gerai. Dėl to reguliuojam, žodžiu, lėčiausią režimą, patį pirmą ir gylį apie 1 milimetrą. Ant žiedo, gal jūs irgi žiūrėjo, čia gal aš nebeparodysiu, yra skalė ir yra toksai žirniukas nupieštas ir ant jo matyti, kokio mums gylio nusireguliuoja. Bet kai yra nedirbantis aparatas, adatos vis tiek mes nematom. Tik paleidus dirbti, matysis, jog 1 milimetrą jinai išlenda, nežinau, kas kažką matos. O kai jisai nedirba, tos adatos ir nėra. Tai šiaip nei prasidursit, nei kažką. Įsistato, pasisuka ir užsifiksuoja, niekada nenuimsit. Atsisuka, nusiima. Ir jisai vienam kartui jau naudojama. O viskas taip pat reguliuojasi ilgis, 5 greičio režimai, geltonas, čia oranžinis, raudonas, rūžavas, mėlynas. Kada dirbam su vienos adatos kasete, greitį darysim lėčiausią. Todėl, kad mums ir nereikia. Tai parodysim su viena adatėlė, kaip reikėtų. Viena adatėlė gilio galėčiau. Liko. Kaip sakot? Viena adatėlė. Tai viena tada giliau eina. Su viena dirbam panašiai 1 milimetro gilyje, galite ir trumpiau. Prie akių, aišku, ne 1 milimetro pasireguliuosit kokius 0,5, tarkim. Tai kokteilis jisai toj, kaip pasakyti, kasetėj ir laikosi. Net jeigu ir paleisim dirbti, neturėtų taškyti ir lašėti. Tik atsirėmus į odą deda taškiuką medžiagos. Dirbant, kadangi čia aš nepilną pripyliau, papurtysit ir vėl reikia dasipilį, bet jeigu ir darysit visą plotą, su viena adata vis tiek vienas švirkštas, 2,5 ml, taip išdėlioti, kad tiek ir būtų. Tarkim, kaktoje 1 milimetras užstatytas, aš nežinau, jūs gal pasukit, matosi kaip nori. Raukšlių nelabai turi, bet
Pradžioje dėliojam medžiagą. Ir kiek kartų eisit, tiek dės medžiagos, dėl to kartoti iš karto kelis kartus vienoje zonoje nereikėtų. Tai aš uždedu ant vienos raukšlės, uždedu ant kitos raukšlės. Kai jau nebeliks kokteilio ir jo nebepils, kaip pasakyti, nebedės, tada mes galėsim toj zonoje pakartoti. Iškišau. Iškišau ir kraujo pasirodo. Tik tai, kaip sakiau, tai yra neinjekcinė adata ir kraujas netaip eina, žymiai siauresnio diametro dūris yra, negu dirbant su injekcinė, mezoterapinė adata. Nu, tarkim, tų raukšlių yra. Man neparodo. Kaip yra, o čia kaip tik yra. Čia reikėtų kokio... Tai va, išsidėliojam iš pradžių raukšlėse, tarkim. Jūs nematot, ar ne? Aš ne. Dabar man reikėtų iš tos pusės. Va taip jūs gal pasukit, ant tos pusytės geriau matysis. Dabar parodysiu, tai kai su viena raukšle, jūs prisidėlioja ir tas kokteilis jo pakanka, matosi, kad jo vesti negalit, nesidrėksit. Jau su viena adata jo jūs negalit daug. Kaip napažu. Labai gražiai jisai dėlioja tuos taškiukus. Ir dūrio vietoje ir matyti ir kraujo. Biškį irgi kampu 45 laipsnių, panašiai kaip napažu. Matosi kažkiek? Kas iš arti tai mato? Tikrai kaip napažu.